pradėti nuo klausimo, kas mėgsta atsakyti? Pažiūrėkit, už lango dabar yra apsiniaukę, dabar lyja. Mūsų produktas yra skėtis 2. Jis orientuotas yra į poreles ir mes praktiškai visą pagrindą laikome kaip dovaną. Tai būtų labai puikiai dovana visiems žmonėms. Kol kas ne, ką aš pavyzdžiu. Kokia nauda klientui? Tai yra erdvu, nes yra skėtis 2. Tu turi savo erdvę, tu nesušlampi, nes po vieną skėčių 2 grūstis yra gana sunku. Ir mes taikome individualumą, tai kad galima susikurti savo dizainą, turėti savo spalvos skėtį, turėti skėtį su savo nuotrauka. Tai yra pakankamai nauja, Lietuvoje šito iš viso nėra. Ir mūsų verslo modelis bus toks, kad mes importuojame žaliavas iš užsienio, sukuriame pridėtinę vertę kaip individualumą ir pardavinėjame skėtį Lietuvoje. Jeigu Maksimą užvežtų, tai pareis akciją. Kur pagaminsi šitas skėčias? Ar turit intelektualinę nuosavybę šitam? Mes, kai buvom paskaičiavę visas pajamas, viską, mes nusprendėm, kad geriau būtų negaminti, o kadangi užsienyje yra toks panašus produktas, žaliavas įsigyti, importuoti. Kalbame mikrofonas. Žaliavas mes importuotume ir mums beliktų individualiai aptraukti skėtį medžiagą. Pagal individualų užsakymą tai būtų medžiaga pasirinkti spalva ar su nuotrauka. Aš turiu klausimą dėl paties produkto koncepcijos, kuom jisai šitas skėtis skiriasi nuo tiesiog didesnio skėčio, nes skėčiai būna kelių dydžių, taip. Savo formą, kad jeigu tas savo formą tiesiog skiriasi, kai matote, tiesiog jis yra dvivietis, didelis yra tiesiog vientisas. Tai kaip kupolų kažkokio, ties kaip name, o čia yra tiesiog eini su skėčiu, bet eini kartu su savo draugu. Įsimylėli porelė, jaunieji. Bet vienam įnešti yra svoris. Klaipėdos, žinant, koks klimatas yra Klaipėdai, turbūt gali ir nuskristi iki reikiamas vietos. Tai mūsų rinkos segmentas būtų pasirinktas ne vien Klaipėdos. Pradžiai būtų pasirinkta Lietuvos rinka, paskui 6,5 metų reikia gaunant į Baltijos šalių rinkas, nes tikėtina, kad ten tokių dalykų, tokios naujos taip pat nėra. O taip pat... Turiu klausimą, ta prasme, jūs dabar biškį mėtotės tarp to, ar patys gamintumėt, ar jau čia kažkur užsienį yra pagamintas, reikia tik tai atsivežti medžiagą, aptraukti, tai realiai, ta prasme, ar jūs tiesiog pirktumėte, kaip, sakykime, mokėtumėte už kiekvieną skėtį, ten už tą intelektualią nusavybę kažkam išradėjui, ar tai yra jūsų unikalus produktas, kurį jūs siektumėte užpatentuoti? Siektume užpatentuoti, o iš užsienio vežtume žaliavas, parsivežtume kvotų skėčio visą pagrindą tą kaip o medžiagą aptraukiamą. Vėl šiek kartais jūs minėjom Latvijos šalis į kitas šalis, bet šeiminė personalizuosite. Jeigu Estas sakys, man reikia personalizuoti, jūs skaičiavot, kaip išauga išlaidos Lietuvoje užkliuoti vieną skėtį siūsti į Estiją su Esto nuotrauka ant jo. Čia Estai šiaip išlaidos. Daug tokių Estų atsirastų. Jeigu galite apie finansus papasakoti apie finansų dalį. Mes kaip suplanavome išlaidas visą mėnesį išlaidas sudarytų apie 11 000. Atlyginimus darbuotojams išeitų 6 000, o savikainos įsigijimas, sandėliavimo, transportavimo kaštai per mėnesį sudarytų apie 4 000 litų. Pelnas siektų mūsų apie 15%. Tai yra gana normalu. 2000 litų, o jeigu mėnesį parduosi.
pagal individualų užsakymą norėtume parduoti per mėnesį 50, o standartinį 100. O kokia kaina? Tai kokia sąlygiai nedaro? Standartinio vieneto kaina būtų 79 litai, o pagal individualų užsakymą brangiau 99 litai. Tai dabar paskaičiuokime. Gavosi 150 vienetų. Tokių ir tokių susimaus. Norma 15%. Tai 150 vienetų, grubiai po 100 litrų jūs parduodat už 1500. Grąža 15%, jūsų pelnas grynas lieka 200 litrų, o dirba 3 žmonės. 4. Dar geriau. Supratau, nekaip nugirdau. Nuo 15 tūkstančių, 15% iki 2000. Dalo mūsų sudarytų 30 tūkstančių, nes kadangi yra rekomenduojama bent 4 mėnesiams turėti lėšų, atlyginimą mokėti, nes iš pradžių pelno gali nebūti ir mūsų kapitalas sudarytų 3 kartus didesnis. Aš jau jūs paskaičiavo daugiau mažiau teisingai, bet dėl idėjos aš nesu tikras. Gal reikėtų pagaminti tą pabandyti? Idėja įdomi, bet bendrai iš gamybinio, jeigu nori iš gamybos daryti verslą kažkokį, 15% yra labai maža tavo norma. Turėtų būti daug didesnė. Pas mus verslo idėja yra labai specifinė, čia daugiau tokia kaip crazy būtų ir mes nesitikėm jos parduoti masiškai. Čia nebus tokios masinio pardavimo. Tai ypatingai nišiniuose produktuose ta pelno norma, jinai turėtų būti bent jau 100%, kad tu sumokė už skėčio atsivežimą, nuspalvinimą, personalizavimą, nusiuntimą 5 litus, parduodi už 15 litų. Tada jūsų pelno norma yra 200%. Tada jau viskas okei. Skaičiuojatės, žiūrit rinkas, taip toliau, bet 15% tai yra hobis. Tai čia realiai pirmus mėnesius. Nesitikėtume iš pradžių. Po to branginsi skaičius ar... Taip didės gal paklausa. Pažinčių portalas yra. Nežinau, idėja tai graži, bet nesijaudinkit, na, ir Steve Jobsui tai visą laiką sakydavo, kad nepirks, nes jokios inovacijos čia nėra, bet pažiūrėkite, Apple'as, kaip važiuoja. Klausykit, ką mes sakom čia. Viskas skaičiuota labai gerai ir... Mes džiaugsimės, jeigu jūs pagaminsite ir parduosite. Tas yra kas. Mes jums padovanosim. Dar turit klausimų, komisija? Arai, Andriu? Ne, tikriausiai, ačiū. Nu ką, aplodismentai. Norėčiau